Labas visoms. Nutariau dar pridėti vaizdinę medžiagą ir tokiu būdu papildyti trečiąjį gido skyrių, parodyti jums vizualiai, kaip pasižiūrėti, kurioje gyvenimo srityje veiks planetų perėjimai. Tai nagrinėsim 5 taškus ir pradėsim nuo pirmo, tai yra Saturnas. Tai įsijungia mano minėtą puslapį ir renkamės Transit Chart. Ir čia mums išlenda tokia lentelė. Tai pirmoje grafoje įvedinėkite savo gimimo datą. Aš čia vadu bet kokią pavyzdinę. Įveskite savo gimimo datą, gimimo laiką ir gimimo miestą. Kur yra grafa Transits, kadangi mes dabar žiūrim Saturną, veskite datą, kuomet Saturnas pereina į Aviną. Tai yra 25 metų gegužės 25 diena. Ir laiką rinkitės patį vėliausią 23 valanda. Čia įveskite savo gimimo, ne gimimo miesto, gyvenamą miestą, kur dabar esate. Ir jums susiformuoja jūsų astrologinis žemėlapis. Kaip ir rašiau gide, jums reikia ieškoti Avino ženklo. Pritrauksiu vaizdą arčiau. Jums reikia ieškoti Avino ženklo ir Saturno. Štai kaip jisai atrodo, jisai yra ant linijos, todėl kad jis tik ką keliavęs į Avino nuliniame laipsnyje. Tai savo astrologinėme žemėlapyje turėsite susirasti analogišką vaizdą Aviną ir Saturną. Jisai gali būti bet kokioje vietoje, nes jūsų astrologinis žemėlapis bus kitoks. Gali būti viršuje, gali būti čia, gali būti čia, gali būti čia. Ir kaip dabar išsigryninti, kuriame būste veiks Saturno tranzitas. Žiūrim į va šitas šviesiai pilkas linijas. Tai yra būstų ribos. Ne čia yra ženklų ribos, bet būtent čia. Į šviesiai pilką liniją. Ir dabar vizualiai galim matyti, kad Saturnas dalį laiko keliaus 6 būstų. Ir dalį laiko jisai keliaus 7 būstų, nes jisai 2,5 metų nuo šito taško judės čia ir per tą laikotarpį palies 2 būstus. Tai aš dar jums iš arčiau parodysiu, kaip atrodo tas vaizdas, ko jums reikės ieškoti savo astrologinėme žemėlapyje. Štai tokio simbolio Avino ženkle visiškai šalia linijos. O ant linijos todėl, kad tik ką keliavo į Avino ženklą ir keliaus tą kryptimi 2,5 metų. Ir aktyvuos 6 būstą ir 7 būstą. Tuos būstus, kurie pakliūna į Avino ženklą. Ir taip viena planeta gali praeiti kelis būstus per visą tranzito laiką. Dabar parodysiu, kaip pasižiūrėti, kur jums keliaus Jupiteris, kur jums veiks stiprus pozityvus Jupiterio perėjimas į Vėžį. Tai vėl esame toje pačioje lentelėje. Čia vedate savo gimimo datą, gimimo laiką ir gimimo miestą. Dalyje, kur tranzits, vedate tą datą, kai Jupiteris pereina į Vėžio ženklą. Tai yra 25 metų, birželio 10 diena. Laiką rinkitės 23 valanda patį vėliausią ir čia įveskite miestą, kur dabar esate, kur gyvenate. Ir vėl susiformuos jūsų astrologinis vaizdas, jūsų astrologinis žemėlapis, jisai bus nebūtinai toksai kaip pavyzdyje. Ir dabar jums reikės susirasti Vėžio simbolį savo astrologinėme žemėlapyje. Jisai gali būti bet kur. Čia jisai yra, štai čia, Vėžio simbolis ir reikės susirasti Jupiterį. Oranžinės spalvos, štai kaip jisai atrodo nuliniame Vėžio laipsnyje ant linijos, nes tik ką įėjo į Vėžio ženklą. Ir ateinančius metus, ateinančius 12 mėnesių Jupiteris judės šią kryptimi.
Tai pavyzdyje Jupiteris veiks 9 būste, štai čia gali matyti, čia bus jo įtaka ir keliaudamas pereis į 10 būstą. Tai pavyzdžiui, pagal šitą pavyzdį reikėtų gidę žiūrėti, ką reiškia Jupiteris 9 ir 10 būste. Dar parodysiu iš arčiau, kaip turi atrodyti, kokio vaizdo jums ieškoti savo astrologinėme žemėlapyje. Ieškokit Vėžio ženklo ir štai tokio ženkliuko, tai yra Jupiteris 0 laipsnyje ant linijos. Jisai čia galbūt šiek tiek atrodo šone, todėl kad netelpa, bet realiai jisai ant linijos ir veikia 9 būsto zoną ir 10 būsto zona veiks vėliau tranzito pabaigoje, o visas tranzitas užtruks 12 mėnesių. Dabar parodysiu, kaip pasižiūrėti Neptūną. Tai vėl čia įvesite savo gimimo datą, gimimo laiką ir gimimo miestą, o kur tranzits veskite tą datą, kai Neptūnas pereina į Aviną. Tai yra 2025 metų kovo 30 diena. Laiką rinkitės 23 valanda, čia veskite miestą, kuriame esate, kuriame gyvenate ir skaičiuokite. Vėl susiformuoja jūsų astrologinis žemėlapis, vėl paminiu, kad pas kiekvieną jisai yra unikalus. Ir dabar mes ieškome Avino ženklo. Ir randame Avino ženklą ir randame iš karto Neptūno simbolį. Neptūnas yra 0 Avino laipsnėje, bet jisai atrodo šiek tiek viduryje dėl to, kad tiesiog netelpa ant linijos, nes labai daug planetų tuo laikotarpiu bus Avino ženkle, bet ieškokit analogiško vaizdo pas save, kad būtų Avino simbolis ir Neptūnas 0 laipsnėje. Ir čia galime matyti, netgi va taip pat nuvedę tarsi tokią liniją, kad Neptūnas dalį laiko veiks 6 būstą ir tada keliaus tą kryptimi ir pereis į 7 būstą. Visas Neptūno tranzitas yra 14 metų, tai reiškia, kad dalį tų 14 metų, čia vat matom, kad maždaug per pusę dalinasi Neptūnas keliaus 6 būstų ir dalį 7. Ir dar kartą pasikartosiu, kad žiūrėkit va šitas vat pilkas linijas, plonytės, jos žymi būstus. Va čia, vat, pavyzdžiui, 6 būsto pradžia, čia 6 būsto pabaiga, 7 pradžia. Čia 7 pabaiga, 8 pradžia. Ir kai jūs pamatot planetą, kurios jums reikia, jūs tarsi nematoma linija. Nuveskite, į kurį būstą ji kliūna. Šitų linijų nežiūrėkit, jos atskiria ženklus. Būstus atskiria vat šios pilkos linijos. Dabar parodysiu, kaip pasižiūrėti, kur jums keliaus Uranas. Tai vėl gausit šitą lentelę. Įėjusios į puslapį Date of Birth veskite savo gimimo datą, gimimo laiką, gimimo miestą, o transits veskite tą datą, kai Neptūnas, Uranas pereina į Dvynių ženklą. Ir tai yra Liepos 7 diena. Tai čia veskite Liepos 7 laiką, rinkitės 23 valanda ir veskite miestą, kur šiuo metu esate, gyvenate. Ir vėl susiformuoja jūsų astrologinis žemėlapis, jūsų astrologinis vaizdas ir dabar reikės ieškoti Dvynių ženklo, nes Uranas pereina į Dvynius ir Dvynių ženklas atrodo štai taip. Susirasit savo astrologiniam žemėlapį Dvynių ženklą ir šį simbolį, tai yra Urano simbolis, jisai yra Dvynių 0 laipsnėje, tik ką įkeliavęs į Dvynių ženklą ant linijos. Ieškosit analogiško vaizdo savo astrologinėme žemėlapyje ir čia gali matyti, vėlgi nuvedę tarsi nematomą liniją, kad Uranas dalį laiko keliaus 8 būstų. Ir judės tą kryptimi ir pereis į 9 būstą. Visas Urano tranzitas yra 7 metai, 7 metus jisai keliaus Dvynių ženklų ir per tuos 7 metus jisai aktyvuos 8 būstą ir 9 būstą. Tai lygiai taip pat jūs pasižiūrėsit savo astrologinėme žemėlapyje, kur jums veiks
Uranas, kokius būstus lies ir gidą susirasite, kągi tai reiškia. Na ir dabar parodysiu, kaip pasižiūrėti 5 tašką, tai yra juodasis mėnulis. Tai vėl, kur date of birth vedate savo gimimo datą, time laiką ir city miestą. Ir transis vedate 25 metų kovo 27 dieną, tai yra ta data, kai juodasis mėnulis iš svarstyklių pereina į skorpioną, kai prasideda juodojo mėnulio skorpione įtaka. Time vedate 23 valandą ir city vedate tą miestą, kur šiuo metu gyvenate ir būnate. Ir vėl gaunate savo astrologinį vaizdą ir dabar ieškokit skorpiono simbolio savo astrologinėme žemėlapyje. Jisai, vėl pasikartosiu, pas jūs gali būti kitur ir čia, ir čia, ir čia, ir čia. Šiame žemėlapyje jis yra štai čia. Skorpionas yra M raidelė su tokia uodegytė. Matau, kad fokusuoja blogai. Nesupainiokit su mergelė. Mergelė su tokia tarsi kilputė, skorpionas su tokia tarsi rodiklytė ant uodegytės. Ir susirandat oranžinį simbolį, juodąjį mėnulį, toks užspalvintas mėnuliukas su pliusiuku, kryžiuku apačioje. Turite savo astrologinėme žemėlapyje rasti tokį vaizdą, skorpionas ir juodasis mėnulis ant linijos skorpiono nulinėme laipsnyje. Štai va toks va vaizdas. Analogiškai pas jūs turėtų būti tik tai kitoje vietoje. Ir vėl bandom tarsi nubrėžti tokią nematomą liniją. Kažkaip nelabai gerai man fokusuoja. Ir gali matyti, kad šiam žmogui juodasis mėnulis veiks dalį laiko pirmame būste ir keliaus ir dalį laiko antrame būste. Visas juodojo mėnulio tranzitas yra 9 mėnesiai, tai reiškia jisai per tuos 9 mėnesius judėdamas skorpiono ženklu šiam žmogui lies pirmą būstą ir antrą būstą. Ir jūs irgi analogiškai pas save pasižiūrėsite, kuriuos būstus lies jums ir gidą pasiskaitysite, ką tai reiškia, kur reikia atkreipti dėmesį ir kur reikia būti budresniems, nes šiaip šitas juodojo mėnulio tranzitas tikrai įtemptas ir juodasis mėnulis skorpione laikomas tokia įtempčiausia padėtimi iš visų 12 galimų padėčių, tai tikrai reikės mūsų budrumo. Ir dar kartą pakartosiu, užakcentuosiu, kad būstai atskiriami šitom pilkom plonom linijom. Į šitas linijas nežiūrėkite, tai yra aspektai tarp būstų. Į šitas linijas nežiūrėkite, į šitas linijas nežiūrėkite. Žiūrėkite tik į šitas plonas linijytės. Tai yra atskirimai tarp būstų. Ir planeta keliauja per visą ženklą tam tikrą laiko tarpą priklausomai nuo tos planetos ir per tą laiką gali paliesti kelis būstus. Tai va čia matosi, kad skorpionas apima dalį pirmo būsto ir dalį antro ir to pasekoje juodasis mėnulis transituodamas lies žmogui pirmą ir antrą būstą. Tai pavyzdžiui, tokiu atveju gidą reikėtų skaityti, ką reiškia juodojo mėnulio tranzitas pirmų būstų ir ką reiškia juodojo mėnulio tranzitas antrų būstų. Ir dar užakcentuosiu, kad žiūrėtumėte į oranžinės planetas, ne į mėlynas. Mėlynos yra mūsų prigimtinės planetos, oranžinės yra tranzituojančios, kurios dabar keliauja realiu laiku. Tai viską užakcentavau, ką norėjau. Tikiuosi pavyks pasižiūrėti, jei nepavyks, kaip gidą ir rašiau, drąsiai rašykite man Instagramu arba elektroniniu paštu. Galbūt atsakysiu ne iš karto, bet tikrai atsakysiu, paaiškinsiu ir kartu išsiaiškinsime, kurioje vietoje jums tranzituos planetos. Tai tikiuosi bus įdomu pačioms pabūti astrologių vaidmenyje ir tokiu būdu paanalizuoti save ir savo mylimus žmones. Jei norėsit analizuoti savo artimuosius, savo draugus, tai vietoj savo gimimo datos veskite jų gimimo datas ir analogiškai matysit, kur jiem veiks visos planetos, kurios 2025 metais keičia ženklus.